Birželio 10. Viešpatie, išmokyk mus melstis. Luko Evangelija 11 skyrius 1 eilutė. Trumpai pasakius, kad mūsų maldas Dievas galėtų priimti. Jos turi parodyti pasitikinti tikėjimą, meilės pilną įvertinimą ir pagarbą, pilną pritarimą Dievo planui, atsidavimą Dievo valiai, toliau vaikišką priklausomumą ir atsidavimą Dievui, pripažinimą savo nuodėmių ir ydų bei troškimą gauti atleidimą, o taip pat nuolankų troškimą Dievo vadovavimo, apsaugos ir globos. Ne visuomet tai galėsime išreikšti žodžiais, tačiau žmogaus širdies laikysena turėtų būti bent tokia. Malda tai nuoširdus sielos troškimas, įsakytas arba neįsakytas. Mums reikalingos viešpaties instrukcijos, kad galėtume tinkamai melstis. Be jo instrukcijų nežinotume, ko prašyti, kodėl prašyti ir kaip prašyti. Taigi, būtina artėti prie jo su nuolankiais prašymais, kad mus pamokintų, kaip turime melstis. Būtų gerai, jei mes parodytume, jog esame gabūs mokiniai, taip kaip ir jis yra gabus maldos mokytojas. Jis aiškiai parodys maldos rūšis, elementus, paskatas, tikslus, sąlygas, būdus jos tobulinimui, jos suvaldymą, jos išreiškimo būdus ir rezultatus. Klausimai: ar šią savaitę išmokau geriau melstis? Kas man padėjo ir kas trukdė? Kokios buvo pasekmės? Viešpatie, išmokyk mus melstis. Luko Evangelija 11 skyrius 1 eilutė.